Sveiki, mano brangus dvyniai, tai yra Taro kortų prognozė jums rugpjūčio mėnesiui. Tas, kas mane žiūri, tas, kas mane seka, prašau pasidalinkite, kaip jums prasigruoja Liepos mėnuo. Aš visada prašau jūsų atsiliepimų, jūsų komentarų, kad video irgi nebūtų sausi, kad kažką tai bent jau pakomentuotumėte, palaikintumėte, nes mane irgi tai įkvepia. Parašytumėte bent trumpai, kas išsipildė, galbūt tiesiog procentą brūkštultumėte, kiek procentų iš kiek, jeigu neišsipildė. Irgi parašykite, kodėlgi ne, nes kiekvienas komentaras yra brangus, man reikia irgi ir grįžtamojo ryšio. Ir žinoma, kiekvienas komentaras, jūsų pasidalinimas, video išsaugojimas praplečia žiūrovų skaičių ir peržiūrų skaičių. Tai labai dėkinga, jeigu reaguosite, jeigu kažką tai rašysite, jeigu bent jau laiką duosite. Taip, pradedam nuo kvailio kaladės. Kvailio kaladės, dvyniai, kas jūsų laukia rugpjūčio mėnesį. Dar, kaip visada, pamiršau paminėti, kas norėtų asmeninės prognozės, nes šita prognozė yra tik tai bendro pobūdžio. Jau žinote, kur užsakyti, visada čia palieku kamputėje nuorodą į savo svetainę asktarot.lt. Ten jūs galite užsakyti labai patogiai jūs dominančią temą dėlionę, meilės temą, finansų, sveikatos, darbo, karjeros, bendras prognozes, metinės, įsidedate į krepšelį, sumokate ir 3-4 dienų bėgyje. Aš jums atsiųsiu prognozę video įrašų formatu ir jūsų WhatsApp ar Viberį. Būna apie 30 minučių, prognozę labai patogu išsisaugoti ir bet kada galite peržiūrėti ir patikrinti paskui, kiek pas jūs vėlgi procentaliai išsipildė metų eigoje. Taip, traukiu kortas, dvyniai. Pirma korta yra 10 taurių ir antra korta yra lazdų karalienė. Žiūrėkit, 10 taurių tai yra tokia laimė, pilnatvė, tai yra šeimos šventė. Tai tikriausiai mėnuo prasidės nuo kažkokios tai šeimos šventės, galbūt bus giminių susitikimas, galbūt suvažiavimas, kai būna giminės, visi suvažiuoja iš skirtingų miestų, iš skirtingų šalių, būna giminių susitikimas. Gali būti paprasčiausia šeimos šventė, kažkoks tai jubiliejus, gimtadienis, kaip ten tos įkurtuvės arba metinės kažkokios. Žodžiu, kartu su šeima labai gerai prasibūsite, atšvesite savo šeimos rate, savo giminių rate, pasibūsite, prisipildysite tos energijos, giminių energijos, savo tos teigiamos aplinkos energijos ir turėtų labai gražiai prasidėti tas mėnuo. Antra korta yra lazdų karalienė. Lazdų karalienė tai gali būti ugnies stichijos atstovė. Tai gali būti avinas, liūtas arba šaulys pagal zodiako ženklą. Tai yra labai ryški moteris, tai yra charizmatiška moteris, temperamentinga moteris. Moteris, kuri mėgsta būti dėmesio centre, moteris, kuri moka valdyti, organizuoti, vadovauti. Tai su šita moterim irgi gali būti pas jūs kažkokia tai sąveika. Sakykime taip, jeigu vyrai žiūri ir vyram pritaikyti prognozę, tai gali būti būtent susitikimas su ta moterim, arba jeigu jau yra santykis, jau yra kūriamas santykis, tai gali būti tiesiog tas, sakykime taip, viršutinis taškas tų santykių, kada jau žmonės viens kitam prisipažįsta meiliai, arba jūs, galbūt irgi jūs esate jau prisipažinęs, o moteris iki šiol jums nieko nesakė ir laikosi taip, sakykime, saikingai. Tai čia gali jums ateiti irgi jau iš jos tiesioginis suvokimas, supratimas, parodimas arba tiesioginis pasakymas, kad aš tave myliu ir tie santykiai jau bus kuriami meilės apsuptyje. Taip, imu antrą kaladę, Iliuminatų taro ir žiūrim toliau. Dvyniai, kas jūsų laukia rugpjūčio mėnesį. Traukiu kortas. Pirma korta yra lazdų tūzas. Antra korta yra 5 kardai. Taip, ir pažiūrim, trečia korta yra 8 taurės. Žiūrėkit, dvynukai, bus kažkokia tai situacija,
kuriuo jūs labai norėsite laimėti. Nu, sakykim taip, jums atrodys, kad jūs turite būtinai išeiti iš šitos situacijos kaip nugalėtojos. Todėl jūs imsitės visokių priemonių, bet kokių priemonių, kad, nu, va, taip ir būtų. Ane, tai tuomet, kai žmogus bet kurią kainą nori būti tas vat nugalėtojas, pavyzdžiui, rodyti savo nuomonę, bet kurią kainą, arba nori pasiekti būtent to, ko jis nori pasiekti ir negirdi kitų žmonių, net nesvarsto kitų nuomonės arba kitų variantų siūlomų ir vat laikosi įsikibęs į savo nuomonę. Tai vat čia yra tokia situacija, kuomet jums kortos pataria palikti tą situaciją, nekovoti iki galo, neeiti, taip sakant, per lavonus. Nebandyti bet kurią kainą, kaip aš jums paminėjau, laimėti ir, būti, kaip sako, nori būti teisus ar laimingas. Tai nes paskui jūs susidursite su šitų savo laimėjimo, vadinamo, laimėjimo, neigiamais padariniais. Tai yra korta, 5 kardai, kuomet žmogus laimėjo lyg ir, pasiekė to, ko norėjo, bet jis lieka vienu su savimi ir jis net nejaučia vidinio pasitenkinimo. Jis savo užduoda klausimą, ar man to reikėjo, o kam? O kam aš tiek aršiai bandžiau įrodyti tą savo nuomonę, kam aš tiek kovojau, kam aš tiek kažkokių tai galbūt ir nelabai gražių dalykų padariau ir, išeikvojau tiek daug savo energijos ir potencialo, o dabar nieko, aš nesijaučiu laimingas gavus tai. O iliuzija buvo, kad aš būsiu laimingas ar laiminga, kai gausiu tai. Bet atėjo, gavote, o laimės tai nėra. Buvo sukurta proto iliuzija, norėjusi gauti bet kurią kainą, norėjusi konkuruoti, norėjusi pamaloninti savo ego. O pamaloninus ego vis tiek, jūs liekate prie sudaužytos geldos. Tai va, tai pagalvokite, ar jums to reikia. Ir aš imu 3 kaladę, išprotėjusio mėnulio taro. Ir žiūrim, ką jums parodys išprotėjusio mėnulio taro kaladę. Dvyniai, traukiu kortas. Pirma korta yra vėl 5 kardai, ką aš jums ką tik paminėjau, matot, kaip kortos jos tiesiog, visata patvirtina visada tai, ką aš pasakau, arba aš perduodu jums tą informaciją, kurią noriu jums pateikti visatą. Taip, ir korta, žiūrėkit, 3 lazdos, taip, tuomet dar vieną ištrauksiu. Teismas, taip. Tai jau šitos kortos aš jums vėl, žiūrėkit, 5 kardai ir žiūrėkit, 5 kardai, 5-tukas. 5 kardai, kuomet aš antrą kartą ištraukiu tą pačią kortą, tai kortos jau tikrai visata nori priminti ir primiktinai reikalauja tą žinutę jums įsiminti, ką aš ką tik kalbėjau apie tą reikšmę, kai komentavau 5 kardus. Tai va, tai šitą jau savo užfiksuokite, jeigu norite, kad viskas būtų gerai. Taip, ir čia yra 3 lazdos ir teismas. Žinokit, teismas tai yra tokie rimtesni pokyčiai. 3 lazdos tai tuomet, kai atsiveria kažkokios perspektyvos į tą pokytį. Ir tas pokytis yra tikrai galimas ir jisai jau jūsų gyvenime pribręsta. Ir jums jau reikia tik tai žengti tą žingsnį, o korta 3 lazdos patvirtina, kad pokytis bus perspektyvus ir pokytis bus teigiamas. Žinoma, kuomet mes stovim prie pokyčių slenkščio, tokių rimtų pokyčių, visi, kaip sakoma, būna apimti tos baimės drebulio, nes nežinome, einame į nežinomybę. Pokytis visada reikalauti išeiti iš komforto zonos, eiti į nežinomybę ir rizikuoti. Bet, mano brangiai, kas nerizikuoja, tas negeria šampano. Tai bet kuris pokytis, jisai visada reikalauja drąsos, ryžto ir visada reikalauja išeiti iš komforto zonos ir eiti į nežinomybę. Ir prisitaikyti prie kito gyvenimo, kažkokio etapo, stiliaus ir taip toliau. Tai va, aš jums linkiu padaryti tą ryžtingą žingsnį
Aš jums linkiu eiti į tą pokytį, nes vis tiek visi pokyčiai būna tik į gerą. Ir jeigu visata jums atsiunčia tą žinutę, kad jūs turite tai padaryti ir eiti į pokytį, vadinasi, tai tikrai bus 100% į gerą. Sėkmės!